Ačiū už plojimus. Labas visiems. Ar esate kada nors norėję gyvenime pasiekti kažką labai didelio? Pakeisti ką nors? Laukiau šitas reakcijas. Padarykime mažą eksperimentą. Kas iš jūsų žinote, kad neturėti žalingų įpročių, sportuoti, gerai išsimiegoti, sveikai maitintis yra naudinga jūsų sveikatai? Pakelkite, prašau, rankas. Wow, visi, beveik visi, kas netingėjot. Ok, dabar. O kas iš tikrųjų neturite žalingų įpročių, sveikai maitinatės, išsimiegate, sportuojate, pakelkite rankas. Bet yra, super. Daug mažiau, kokius 7-8 kartus mažiau, bet yra. Kodėl taip yra? Kodėl net tada, kai žinom, ką reikia padaryti, mums nepavyksta? Ir aš ilgai nesuvokiau to, kodėl taip yra. Žinau, bet nepadarau. Viskas aišku. Ką reikia padaryti, bet nepadarau, nepavyksta. Prieš 5 metus konferencijoje kalbėjau apie tikslus, verslo tikslus. Sakau, po 10 metų mes pasieksim 100 milijonų eurų apyvartą. Tada pagalvojau, prisikalbėjau, kaip dabar reikės padaryti. Dabar matau, kad būsim užtrukę 6-7 metus. Dabar drąsiai kalbu ir čia jums pasakysiu, kad kitas mūsų tarpinis tikslas – 1 milijardas. Ar bijau prisikalbėti? Galvojau, kaip atsakyti šiandien tą klausimą. Galvojau, kaip jausiuos, taip atsakysiu. Nebijau. Nebijau. Todėl, kad žinau aiškiai, ką dar turiu išmokti, ką noriu išmokti, ką noriu pakeisti, ką mes pakeisim ir mes tą pakeisim. Ir tik laiko klausimas, kada mes tą pasieksim. Gyvenau paprastoj šeimoje, mama mokytoja, tėtis statybininkas, sunkiai vertėmės nuo algos iki algos, paauglys ko tik neprisidirbdavau. Įsiveldavau visokias muštynės. Kartą iki tokio lygio, kad peršojom net ranką vienam vaikinui, perskaičiau žiniasklaidą, galvoju, man reikia baigti tuos dalykus. Baigiau, savo energiją nukreipiau kitur, tapau aktyviausių kaimo jaunuolių, gavau dovanojimą tokį, jis man mieliausias iki šiandien, pats mieliausias. Tada 18 metų vaikinas būdamas, gavau šitą ir man pats mieliausias, svarbesnis už Lietuvos čempiono apdovanojimą. Lietuvos čempionas, wow, Lietuvos čempionas. Nieko ypatingo. Tai buvo rankų lenkimų sportas, lenkiausi kairiąją ranką savo svorio kategorijai. Kadangi kaime tėvai augino gyvulius, juos reikėjo prižiūrėti, aš papildomai uždarbiaudavau, nes norėdavau turėti pinigų pas ūkininkus, sunkiausius darbus dirbau, buvau fiziškai stiprus. Šiek tiek pasitreniravau ir laimėjau. Tada važiavau dar ir dar tas varžybas. Ir žinot, ką nebelaimėjau nei kartą. Laimėjau tik vieną kartą. Aš galvojau, kad, aš talentingas, stiprus, raumeningas, laimėsiu ir kitus kartus, bet nelaimėjau. Ir paskutinį kartą varžybose pamačiau tokį užrašą. Talentas dar ne viskas. Ir galvoju, taip. Mano oponentai treniravos, kvietė mane, aš ne. Aš galvoju, laimėsiu. Kartą laimėsiu dar kartą. Jie kilo į kitą lygį, aš likau ten pat. Pasistačiau namą, įsirengiau didelę vonę.
Žinot ką? Toj vonioj kas antrą kartą mane žmona pažadindavo. Girta. Užmigus. Beveik paskendus. Aš galėjau mirti toj vonioj. Aš buvau alkoholikas. Mačiau tai artimoje aplinkoje, mano tėtis turėjo šitą problemą ir aš ją tą pats perėmiau. Sunku buvo su tuo tvarkytis. 20 metų vartojau, beveik 20 metų alkoholį ir suvokiau, kad nuolat norėjau jį numesti, bet bijojau. Ką dariau? Gilinaus kas kart į tai, kokią žalą ir naudą man duoda alkoholis. Kartą ryte atsikėlęs po vieną vakarėlį užlipo ant svarstyklių 98 kg. Mano ūgis 1,72, mažiukas, žemas žmogus. Galvoju 25 kg viršsvoris. Koks aš būsiu 60, 70? Ar sulauksiu iš vis tokio amžiaus? Kur mano gyvenimas eina, kur aš jį vedu? Tada vėl pradėjau gilintis ir atradau jėgų numesti. Važiuoju namo, jaučiu tas momentas, kai galiu numesti, galvoju, kaip dabar jį prasminti. Puoliau skambinti žmonės, sakau, žmona, aš metu. Žmona labai natūraliai tą sutiko ir aš mečiau. Ir tada mano gyvenimas pradėjo keistis. Tiek atsirado jėgų, tiek atsirado energijos. Wow. Vienu metu formavau 23 įpročius. Vienu metu, kai normalu formuoti 1-2. Visos formavau virš 100, pusė jų dar aktyvus iki dabar. Galbūt atrodo biškai taip creepy, kaip čia dabar išsireikš lietuviškai, taip, gal nuo vieno kraštutinumo nuėjau į kitą, visai ne. Gali atrodyti, kad aš dabar kiekvieną kartą žingsnį dėdamas, palauk, koks čia įprotis, palauk, kaip čia aš turiu elgtis, palauk, ką aš čia dabar turiu daryti. Ne. Mėlėjai, aš esu laisvas kaip niekad. Mano tikslai, mano ambicijos, mano norai tik auga, o viduj aš jaučiuosi vis ramesnis, vis saugesnis. Mano pagrindinė emocija, kurią jutau, buvo nerimas. Nerimo išjaučiu vis mažiau. Tikslai didėja, o aš jaučiu nerimo vis mažiau. Ar gerų kelių einu? Taip. Aš einu gerų kelių. Matau daug ambicingų žmonių, kurie pasiekia ir daugiau už mane, bet iš kūno, iš veido matosi, kad jie įkaitai tų savo tikslų, savo ambicijų. Kūnas serga. Priklausomybės ir ne tik alkoholis, narkotikai. Tada kam tie dideli tikslai? Kam tie siekiai? Kaip man pavyko suformuoti tiek daug įpročių? Žinot, ką aš dariau? Aš labai gilinausi į save. Labai daug skaičiau, labai daug mokinaus, bandžiau suvokinėti, kas aš esu, ko aš noriu, kokios mano vertybės, jos keitėsi, gimė dukra, sūnus ir vėl keitėsi. Aš aiškiai suvokiau, ko aš noriu iš gyvenimo ir prieš kiekvieną įprotį, va čia gal pagrindinis dalykas, ką noriu pasakyti, prieš darant kažkokį įprotį, aš suvokinėjau, kodėl aš noriu tai daryti. Kam man reikia keistis? Ką man tai duos? Gal nereikia? Ir žinot, kai tas suvokimas pareidavo, gilus, aiškus, atrodo automatu. Ar jums yra tai buvę, kad atrodo kažką bandėt siekti ilgai ir nesisekė ir tik tai bam! Kažkaip paprastai paėmiau ir numečiau ir neberūkau. Ne velnio. Tikrai ilgai apie tai mąstėt. Tik tas galutinis momentas, kuris atrodo bam! Tai apsisprendimo momentas, paskutinė stadija. Apsisprendimo momentas.
Kas man dar padėjo tiek daug įpročių suformuoti? Aš labai daug savo dėkojau tame kelyje. 4000 kartų savo nuoširdžiai padėkau, užrašiau tas padėkas. Aš apdovanojau save dovanom. Kedais, masažu, laiku savo, meškerė. Tai, kas man patinka. Sukūriau bendruomenę šitos juostelės. Mes ten dalinamės savo pasiekimais, suklupimais, pažindinamės, kaip veikia mūsų organizmai, kūnai. Ir kas veikia man, dabar aš pasakoju jums, tas galbūt jums neveikia. Jūsų organizmas, jūsų protas yra kitoks negu mano. Bet ar jūs žinot, kaip veikia jūsų kūnas? Ar jūs žinot, kas jums geriausia? Kodėl man pavyko? Kas yra mano sėkmės variklis? Po kiekvieno suklupimo, pavyzdžiui, vakarienės. 3 kartus bandžiau atsisakyti vakarienį ir vėl sugrįždavau. Žmona juokdavos, tai ką vėl valgai vakarienę? Sakau, persigalvau. Susierzinęs. Persigalvau. Sako, nieko savo, dabar aš taip darysiu. Persigalvau. Čia geras tipsas, persigalvau. Ir aš sugrįždavau ir analizuodavau vėl, tai kodėl man tai naudinga. Ir aš suradau, kad mano miegas, kai aš nepavalgau, tas ilgas tarpas pratarpinio badavimo iki miego, wow, kaip pagerina mano miego kokybę. Aš gilinaus, ką daro mano smegenys, kaip ilsisi kūnas miego metu. Ir natūraliai tą suvokęs man nebebuvo sunku atsisakytos vakarienės. Aš dabar nevalgau, paskutinį kartą valgau 12-13 valandą. Dažniausiai visko būna. Bet dažniausiai valgau 12-13 valandą. Miego ritualus pradedu 20-30 su dukryte. Nepavyksta iš karto užmigti. Nuo dukrytės daug kas priklauso. Sportuoju 5-6 kartus per savaitę. Numečiau 24 kilogramus. Mano fizinė emocinė forma pati geriausia šiandien. Ir aš esu tikras, kad jinai gerės dar kokius 20 metų. Aš supratau, kad nepasiekiu tikslų tada, kai bijau, kai net nepradedu jų siekti. Padarykim paskutinį eksperimentą. Išsitraukit dabar. Nesitraukit. Pirmą paklausiu. Aš pasidalinau su jumis, kad alkoholis buvo mano trikdis. Mano trikdis, kurio atsisakymas man leido padaryti proveržį gyvenime. Aš noriu jūsų paklausti, kas yra jūsų trikdis, kuris trukdo gyvenime jums pasiekti dar daugiau? Nebejoju, kad jūs esate pasiekę daug. Bet gali dar daugiau. Dabar padarykime eksperimentą. Išsitraukite telefonus. Man atrodo, kad aš žinau, kas yra jūsų trikdis. Įsijunkite priekinę kamerą. Prašau, padarykite. Prašau. Pažiūrėkit. Tai jūsų trikdis. Žmonės dažnai netikslų bijo. Jie bijo pokyčių, su kuriais ateis. Žmonės bijo išeiti iš savo komforto zonos. Žmonės net nepradeda kartais siekti
ir sustoja. Vaikystėje labai žavėjausi drugeliais. Ir mokykloje sužinojau, kad šitas gražus sutvėrimas, va toks gražus kaip yra, jis čia su sparneliais gyvena tik tai dieną, 2 savaitę, kartais tik 2 savaitės ir viskas. Ir baigta. Galvoju, kokia neteisybė. Toks gražus sutvėrimas gyvena tiek trumpai. O mums žmonėms duota tiek daug. Daug. Vidutiniškas žmogaus gyvenimo šitam pasaulyje amžius yra 73-74 metai. Išsivysčiusiose šalyse, tokiuose kaip Lietuva, 80 ir daugiau. Žemėj 4,54 milijardo metų. Jeigu Žemė savo rankoj mus laikytų kaip tą drugelį, mūsų gyvenimas užtruktų 0,5 sekundės. 0,5 sekundės. Ir tik mes sprendžiam, ką daryti su ta 0,5 sekundės. Su savo gyvenimu. Galim siekti savo svajonių šiame gyvenime, o jeigu tikim, kad bus kitas, atidėti kitam. Arba pradėti dabar. Dabar.